Labą diena. Šiandieną noriu pradėti naują paskaitą. Tema yra nauja, būtent smegenų treniravimo principai. Vėlgi šią paskaitą sudarys 4 dalys. Tai pirmoji dalis, apie kurią šiandieną kalbėsimės. Tai, vis dėlto tas pasiruošimas mokytis, vien tik tai tada, kada pačios smegenys yra pasirengusios mokytis, jau žinoma, taip jau logika veda, galima tikėtis didesnės sėkmės ir geresnių rezultatų. Tai dabar kaip tą pasiruošimą, kaip paruošti smegenis, ar ne, kad tas gerasis mokymosi rezultatas jūs pasiektų, kad iš tikrųjų smegenys veiktų kuo efektyviau. Tai aš dėlioju tokias 5 labai svarbias sritis, apie kurias mes čia ir kalbėsime. Tai būtent smegenų treniravimo arba smegenų efektyvinimo tam tikri būdai. Tai matote, mes būtinai turim kalbėti apie skysčius, mitybą, tai čia labai svarbu yra kalbėti apie gliukozę. Bet mes ir tam tikrus riebalus paliesime, mankšta, judesys, judėjimas, visaip galime įvardinti, miegas ir deguonis. Tai pradėkime nuo skysčių ir kas čia kalbama, kad vis dėlto įdomus faktas tas, kad iš tikrųjų neuronuose yra mažos tokios struktūros, jos vadinamos vakuolėmis, kurios kaupia vandenį tokiuose mažose savo talpyklose. Ir vanduo, kad iš tikrųjų ta galvos smegenų sveikata būtų optimali, vanduo yra labai reikalingas. Ir tai vien tik tai struktūriškai jau mes čia žiūrim, ar ne? Tai reiškia, nervinėj ląstelėj mes turime tam tikras struktūras, vakuolės, kurios kaupia vandenį. Bet toliau vanduo dalyvauja gaminant hormonus ir būtent dalyvauja neurotransmiterių arba lietuviškai neuromediatorių aktyvacijoje. Jau žinote, kad neuromediatoriai tai yra tie elementai, kurie atlieka tą komunikacijos veiklą galvos smegenyse. Tai kitaip sakant, būtent vandens skysčių pagalba geresnė komunikacija vyksta tarp skirtingų galvos smegenų sričių. Ir įdomu tai, kad ta transmisija, būtent nervų ląstelėje, reikalauja 20% visų kūno energijos. Ar ne? Tai reiškia, visa ta veikla, transmisija, perdavimai signalų reikalauja apie 20% viso kūno energijos. Netgi lengva dehidratacija gali turėti įtakos nuotaikai, energijos lygių, gebėjimui aiškiai mąstyti. Dehidratacija gali netgi pakenkti trumpalaikės atminties ir ilgalaikės atminties funkcijoms. Ir vienareikšmiškai, kad smegenims reikia apie 22 kartus daugiau energijos negu, pavyzdžiui, raumenims, ar ne, raumeninėme audinyje, nes dar kartelį, galvos smegenys kontroliuoja visą kūną, visas kūno ląsteles. Tai pradėkime nuo to, tai kokia ta mityba turėtų būti, tai vienareikšmiškai, ko labiausiai galvos smegenims reikia ir kas yra naudingiausia, tai omega-3 ir omega-6 riebalų rūgštys. Šių riebalų rūgščių mes galime rasti tokiuose produktuose kaip riebi žuvis, sėklose, grūduose, riešutuose. Tai yra tas tinkamiausi produktai, didžiausi kiekiai, taip sakykime, omega-3 ir omega-6 riebalų rūgščių. Kas nutinka, jeigu, sakykime, mūsų mityboje gausu yra transriebalų? Kas yra transriebalai? Tai kaip tik aš esu įkėlusi paveikslėlį, tai mes čia turime produktus, kurie buvo paruošti didelėme kiekyje riebalų, ar ne, tai buvo jie skrudinti, kepti, tai mes kalbame ir apie transriebalus, kurie yra prisotinti tam tikrų riebalų, tai čia mes galim kalbėti apie bandeles, apie sausainius tam tikro tipo, ar ne, traškučiai, tai reiškia patys jie, kad
toks produktas būtų pagamintas, jie turi būti prisotinti tam tikrų riebalų, tai čia vadinamų transriebalų. Sočiųjų riebalų, jeigu jūsų mityboje gana gausu, tai kas čia yra per sotieji riebalai, kokie čia gali būti pavyzdžiai, tai yra sviestas, riebi grietinė, riebi mėsa, rūkyti kažkokie mėsos produktai. Tai kas nutinka, jeigu mes pietums turime patiekalą kupiną transriebalų arba sočiųjų riebalų, arba to ir to, labai dažnai tas irgi gali būti, ar ne? Tai dažniausiai po tokios mitybos mes norim tiesiog pamiegoti, pasnausti, ar ne? Mūsų darbingumas sumažėja. Dar reiktų atkreipti dėmesį, kad jeigu mes dienos mityboje turėjome vėlgi labai didelius kiekius transriebalų ir sočiųjų riebalų, tai įtakos mūsų ir miego kokybę. Mums bus sunku užmigti. Tai kodėl taip nutinka ir apskritai, kas vyksta galvos smegenyse, kada mes tokius patiekalus arba tokį maistą vartojame, tai mes suaktyviname tokių neuromediatorių kaip noradrenalinas, dopaminas ir serotoninas aktyvumą galvos smegenyse. Na ir priminsiu, kad noradrenalinas turi tokį slopinantį poveikį, lygtais todėl mes ir norime poilsio po tokio kaloringo maisto, ar ne? Tai gali įtakoti nuotaikų kaitą. Dopaminas turi slopinantį poveikį ir sukelia priklausomybę, vėlgi aš tą noriu priminti. Ir čia kokia ta priklausomybė, tai galbūt mes tą ir turime galvoje, kad norime kaloringo maisto, greito maisto ir mes norime dar ir dar ir dar, ne? Tai norime kartoti tokius patiekalus. Na ir serotoninas turi slopinantį poveikį. Tai dar kartelį, mityba gausi sočiųjų transriebalų vienareikšmiškai tai tiesiog mažina mūsų darbingumą, todėl kad išsiskiria šie neuromediatoriai. Tai kokia mityba turėtų būti, tai dar kartelį lyg ir prisiminkim, jinai turi būti kupina antioksidantų. Antioksidantų mes rasime daugiausiai uogose, vaisiuose, kalcio, skaidulinėse medžiagose, vėl vaisiai, daržovės, grūdiniai produktai, folio rūgšties, cinko, omega-3 riebalų rūgščių, vitamino A, B6, B12, C, D ir E. Dar kas svarbu, kad jau aš šitą buvau minėjusi, kad vis dėlto 20% visos kūno energijos galvos smegenys sunaudoja, nors sudaro tik 2% viso kūno. Iš kur tos energijos gauti? Žinoma, mums reikia angliavandenių ir patys, tinkamiausia, arba kaip angliavandeniai, kokia forma jų galėtų būti, tai būtent mes gauname iš krakmolo, ar ne, iš cukraus ir skaidulinių medžiagų. Tokios formos angliavandenių mes ir turime ir taip mes galime gauti tos energijos. Tai vienareikšmiškai angliavandeniai, jie pagal savo glikeminį indeksą yra skirstomi ir būtent aukštą glikeminį indeksą turintys angliavandeniai, tai jie, kokie galėtų būti? Tai galėtų būti balta duona, bandelės, keptos bulvės, bulvių plokštainis, tai matot, vėlgi labai daug krakmolo mes čia talpinam, ar ne? Labai daug krakmolo. Žinoma, pavyzdžiui, balta duona ir cukraus labai daug turės, ryžių makaronai, balta duona be glitimo, balti ryžiai, morkos, virtos ir troškintos. Na ir galbūt paveikslėlį dar matot, ko nesu išvardijusi. Ir tas aukšto glikeminio indekso tie produktai, ką jie keičia, tai žinoma, jie padidina insulino koncentraciją galvos smegenyse. Dėl ko tas insulinas reikalingas, kad jisai padėtų susitvarkyti su gliukozės koncentracija kraujyje, ar ne, kad vis dėlto tas kaloringas maistas, aukšto glikeminio indekso turintis maistas, vis dėlto būtų apdorotas, ar ne, tai mes padidinam lygtais insulino koncentraciją. Na ir žinoma, kas nutinka, kad tai yra vienareikšmiškai susiję ir su mūsų nuotaikomis, reiškia, mes lygtais energijos kiekį užkėlėme, bet jisai lygiai taip pat labai greitai ir tada krenta, ar ne? Nes aukštas glikeminis indeksas, tai dar kartelį, tai ne tik tai mes, kaip suprantam, insulino koncentracija padidėjo, gliukozės koncentracija padidėjo, ar ne, bet tai įtakoja mūsų energiją. Kuo daugiau gliukozės, tuo daugiau mes turime energijos, tuo gauname daugiau energijos. Tai reiktų ką daryti, reiktų naudoti tuos produktus, kurie turi
lėtesnį gliukozės išskyrimą kraujyje ir aišku pastovesnį tą lygį, kad jisai, reiškia, negreitai sukovojau su tuo didžiuliu gliukozės išskyrimu, bet, toks pastovus lygis gaunamas ir, tas apdorojimas energijas yra pakankamai pastovus, o ne staigus kilimas ir staigus leidimas į žemyn. Tai glikeminis indeksas rodo suvalgyto maisto įtaką cukraus kiekiui kraujyje po valgio. Ir čia ką mes turime maisto produktus, kurie yra suskirstyti į žemo, vidutinio ir didelio glikemijos indekso grupės. Matote, kokios tos grupės yra. Ir būtent žemo glikemijos indekso dieta ir mažina ir lipidų kiekį, kurie labiau pasotina ir turi įtakos kūno masės mažėjimui. Tai kokius čia mes aukšto glikeminio indekso produktus turim, tai sakykime, jeigu mes imtume vaisius, tai matote, pavyzdžiui, bananai labai prinokę, jų glikeminis indeksas yra 77, ar ne? Tai, bet jeigu, pavyzdžiui, mes paimtume pasternokus, mes paimtume bulves, keptas, tai žiūrėkit, netgi 85 tas koeficientas yra, tai yra didelis, ar ne, sakykime, batonas, kur turime 95 glikeminio indekso dydį, kur yra tikrai labai didelis. Tai dar kartelį, aukšto, vidutinio ir žemo glikeminio indekso produktus turim ir kur reiktų iš tikrųjų rinktis žemo arba vidutinio glikeminio indekso produktus. Ir vienareikšmiškai maisto turinys ir pastovus maitinimosi laikas tiesiogiai įtakoja mokymosi rezultatus. Ką reiškia tas pastovus maitinimosi laikas, tai geriausia turėti konkrečias valandas, kada jūs pusryčiaujat, pietaujat, vakarieniaujat, nes tai susiję su virškinimo sistema, su peristaltika, tai yra su galvos smegenys suaktyvina, kad vis dėlto būtų išskirtas skystis, skrandžio skystis, kad vis dėlto tas maistas būtų apdorotas. Taigi šiandieną ačiū už jūsų dėmesį ir susitiksime sekančiose paskaitose.